jeigu pasižiūrėsime mes į didžiausius miškų valdytojus, kas valdo Lietuvos miškus, eina kalba apie 1000 hektarų. Skaičiai buvo tikslus, tiesiog nenorėjau jūsų varginti ir taip čia ilgai kalbu. Tai pirmą vietą užima IKEA, reiškia, jie valdo didžiausią kiekį hektarais miškų, kuriuos pjauna. Antra vieta, kas labai, jinai yra Suomijos įmonė, ne Lietuvos. Ir antra vieta užima Dasos Capital, Suomija. Ta pati. Irgi Suomija. Taip, tai vad dvi įmonės, kurios užima patį didžiausią hektarais kiekį. Toliau, jeigu mes pasižiūrėsime į miškus, aš jeigu neklystu, pavardė vieno iš tokių labai tautiškų žmonių, jeigu aš neklystu, Juodelis pavardė. Schema tokia reiškia, yra supirkinėjami miškai, aš tą žinojau jau prieš metus maždaug, reiškia supirkinėjami miškai, na, žmonės, privatininkas yra, jisai daro verslą, jisai kerta miškus, augina miškus, čia geras dalykas, jeigu nėra kam prižiūrėti daugiau, bet, yra vienas bet. Kada mes kalbam, aš nenoriu nieko kaltinti, aš sakau savo schemą, kaip aš ją įsivaizduoju. Jeigu aš turiu tokią prieigą prie, sakysim, valdžios, kur aš manau, kad valdžia yra prasikorumpavusi kiaurai pas mus, dėl to pas mus niekas ir nesiseka padaryti šalies tokios, kokią mes norim, kol nebus agentų įstatymo, nes skatinama korupcija yra. Tada tokiu atveju aš ką darau? Aš padarau didelę dalį draustinių zoną miškų. Taip. Ar ne? Automatiškai tu negalėsi kirsti miško, bet atsimenat, galbūt programoje net mes turėjom tokį, kada ėjom su partijom, kad reikia padėti ūkininkams, miškininkams, kad jiems būtų mokamos kompensacijos tam, kad jie galėtų prižiūrėti savo miškus ir tos kompensacijos jiems turėtų būti mokamos europinio lygio, ES lygio, kai jie beveik nieko negauna tenai. Kam? Nereikia. Kadangi jeigu žmogus negali kirsti miško ir jisai negali, jam nemokamos jokios kompensacijos ar pašalpos ten mokėti už mišką, tu bėgsi nuo to miško, nes tau baudas vers. Kad tu nesusitvarkai to miško. Taip. Ir tu pardavinėsi pusvelčiui. O ką reiškia man, kada aš, pavyzdžiui, paėmiau šiandien draustinis, rytoj ne? Buvo šiandien draustinis, o rytoj jau nedraustinis, nes aš jau neturiu konkurento. Čia viena dalis. Antra dalis yra, pavyzdžiui, paskelbė 10 km šalia Baltarusijos ir Rusijos ribojančias sienas. Dabar jau 20 km. Yra zona miškų, kur nieko daryti negali. Kirsti negali miško. Tai aš kaip tik sakyčiau, reikia iškirsti mišką ir daryti šitus blindažus kažkokius, tai, bet ne, ten miško kirsti negalima. Drakono dantis. Taip, drakono dantis, ten šito kaščiūno liežuvį, kažką tai tokio daryti, bet ne. Tenais neleidžia kirsti miškų jau 20 km. Reiškia, mes turim draustinius, mes turim 20 km neleidžiama kirsti, ką tu darysi su to mišku? Stengsis jį atsikratyti. Ir paskutinis, ko man reikia, aš prieš keletą dienų važiavau radiją, išgirdau, net akis ant kaktos iššoko, tai yra tai, kad urėdijos, valstybė valstybė nesusitvarko su miškai, žinokit. Niekaip jie nesusitvarko ir tas urėdijas perdosi privačias rankas. Tai jau Skvernelio reforma nepavyko. Tai vat reiškia, bus vat ta pavardė, man atrodo, aš neklystu, ta pavardė, kuri buvo, valdys monopolį. Bet kaip jūs galvojat, Lietuvoje Juodelis, Miškelis, Kaimelis, kokią norit pavardę gali padaryti? Kas leis tam kaimeliui kažkokiam ar miškeliui valdyti tokį kiekį miško? Už jo kažkas taigi turi stovėti. Lietuvoje kitaip nebūna. Tai akivaizdu, kad mes toj surasime, kas už to Juodelio miškelio, jeigu knystis rasim, kur miškai važiuoja, ką miškai, nes netgi viešieji pirkimai, kurie vyksta, labai juokingai vyksta, jis visada laimi. Beje, dabar Seimasgi priėmė įstatymą, bus parduodami tenai 10 tūkstančiai, tiksliau, hektarų, jo taip, net 100 tūkstančių. Bendrai bus hektarų, miškų ir žemės ūkio tos paskirties žemės ir 80% už parduotas miškus ir žemę
jau privatiems bus nukreipti į gynybos fondą. Mes, jeigu pasižiūrėkit, labai paprasta matematika, aš tik tai už gynybą, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš, pavyzdžiui, parduosiu mišką ir gautus pinigus aš atiduosiu gynybai. Dabar, jeigu gynybą žiūrėt, tai kas gamina ginklus? Tankus ar ne? Taip, tai gamina tam tikros įmonės. Jeigu pasižiūrėsim į tam tikras įmonės, pagrindinį akcijų paketą sudaro BlackRock. Taip. Ir mes tą žinom. Tai kitaip tariant, čia kaip Stambulo konvencija, kur nėra Stambulo, ar ne? Mes įvelkam į tai, kad atiduodam viską BlackRock. Ir tai nesidaro tiesiog, kad ateitų UAB BlackRock, ten koks nors Landsbergistano dalyvis vadovas ir visi patenkinti. Ne, daroma labai gražiai.